Esi sveikas gyvas. Sveikas. Malonu naujoje kategorijoje, žinai, sveikintis. Sutinki, kad tai jau nauja kategorija. Ja. Aš iki šiol pažinojau kelis mūsų kolegas, kurie turėjo laimės matyti badmintoną akivaizdžiai, ne per televiziją. Buvo nuvykę, bet dabar jau, kaip sakoma, istorija perrašyta. Vidinis jausmas koks. Lengva apsakyti? Ne, tikrai nelengva, nes jausmas iš tikrųjų nerealus ir jis vis dar nepalieka. Aš net juokaudamas sakiau savo žmonai po sėkmingo jau viso pabaigimo, kad net nebežinosiu, ką veikti su likusiu gyvenimu, nes iš tikrųjų tai toks etapas, kuris, juolab pasakysim, tai nebuvo toks ekspromtų, aš ten bandžiau muštis į tą sieną daug metų ir Aš būtent todėl ir klausiu, tai klausimai net nepanašu, beveik teiginys, žinai. Ja, nesakau, buvo daug metų bandyta ir, žinai, kai buvo ta svajonė, jinai turbūt pas visus, kurie tą sportą bėga ir jinai tokia buvo, kaip sakyt, vienu metu jinai buvo ir kaip ir pamiršta, kad tai niekada nepavyks ir neįvyks. Kai atsirado šitas žirgas, jinai tokia trupučiuką vėl lyg įsisvyravo, man nepavyko pernai, nepatekau per plauką, tai kai šiemet patekau, sakysim, tai jau vien tas pats patekimas man jau buvo toks, kaip sakyta, aš jau atsimenu pats, kaip, kai gavau tą patvirtinimą, kad patekau, tai jau atrodė, jau kaip ir viskas padaryta. Jau, aš atsimenu mūsų treneris Jonas, supranti tą badmintoną kaip kažkokią, tai nežinau, olimpiadą įėjimo pristatinėdavo trikovės konkrečiai ir todėl, aš pavyzdžiui asmeniškai net negalėdavau pagalvoti, ta prasme, nes ir nejau tą linkmę. Likau žirginiam sporte, bet kopti į tokį olimpą, tai nežinau, kokių čia savybių asmenybės reikia turėti. To badmintono įdomiausia, kur aš keistai įdomiai pajutau to badmintono, sakysim, tą irgi vertę, svorį, tą mistiką, nes kai aš grįžau iš badmintono, aš susilaukiau, nekalbant ir per Facebookus, per visur kitur, bet ir gyvai, sekančias kelias savaitės iš tokio kiekio raitelių, tame tarpe išidinėjimo konkūrų raitelių, sakysim, to sveikinimų dėmesio, kurie ypatingai man parodė, kad atrodytų vis tiek iš kito sporto, iš kitos pusės, bet tas vardas, tas tų varžybų pavadinimas, jisai, sakysim, tiek yra įsisėdęs mūsų tam žirginiam pasaulyje, kad netgi tie, kurie, sakysim, mažai susiję su trikove, buvo stebinantis tas dėmesys, kad wow, sveikinam, wow, tu buvai, wow, tu padarėjai. Visi kolegos, kad ir iš kitos sporto šakos girdėję, pripažįsta, kad tai yra kažkas tai, tokio neeilinio. Man tai visą laiką įdomu, tu atsimeni, kai mes dar, kai treniravomės Vilniaus ėjimo mokykloje ir krosai vykdavo čia kažkur tai toj zonai tarp Buivydiškių, Zujūnų ir Justiniškių ir mes ten zavaduodavom tais laukais, atsimeni tuos laikus. Pats irgi ir su paketu Budionu lakstei tenais. Tai manau, kad visuomenė nelabai supranta tie, kurie nesekė įvykių nuo tada iki dabar, koks tai yra progresas ir mum, o tas badmintonas, taigi ir tada jau buvo badmintonas. Ne, sportas, trikovės sportas, jis, sakysim, aišku, gaila, kad ta skylė atsirado šiek tiek mūsų Lietuvoje, žodžiu, dėl jo sumenkimo, pavadinkim, ar nutrūkimo tų varžybų, bet pats sportas, tai jisai, kadangi man pavyko nenutrūkti, tai progresavo nerealiai. Jo, sakysim, kokybė, lygis, techniškumas, sudėtingumas, profesionalumas jo pastarosius porą dešimtmečių, tai jis ir dabar yra, žodžiu, tokia kreivė tiesiai į viršų. Taip, atsimink, kokiais laukais, miškais mes zavaduodavom, nekultūrintais, kaip indėnai, kaip čia pavadinti, ar kazokai, žinai. O ten jau viskas, kaip sakoma, ir gyvulio geroviai, ir tam sudėtingumui, kad jis būtų įmanoma išpildyti jį. Ir aišku, žiūrovams ir visiems kitiems. Sutinka, kaip, aišku, tu jau jojęs tenais, tų žvaigždžių prijojęs, visur tų žiūrovų galbūt yra, bet
tiek, kiek badmintone, aš kai matau įrašus, kokios ten upės žiūrovų plaukia, tai aš neįsivaizduoju, koks tai yra furoras po sėkmingo šuolio girdėti jų aplodismentus ir paskatinimus. Ar tu girdi šitą? Jo, ir aš netgi, sakysim, gal užbėgant už akių, netgi to mano jojimo badmintone, net ne vienam prieš tai keliuose interviu daviau ir su kolegom šnekėjau raiteliais, kad turbūt daliai žirgų, įskaitant ir maniškį, ypatingai tom sąlygom, sunkiom grunto sąlygom, kurios buvo šiemet, tai tas publikos buvimas ir pastovus palaikymas, aš net nebejoju, kad jisai nemažą įtaką davė ir žirgo emocijai vis tik tęsti ir baigti, kai buvo taip sunku į pabaigą kroso. Ir netgi keliem esu sakęs, tikrai neįsivaizduoju, kaip viskas būtų baigęs, jeigu tai būtų tuščia, žodžiu, tie paskutiniai keli kilometrai, žodžiu, be žiūrovų, nes tas skatinimas šūkiai... Papildoma kažkokia. Jo, ta emocija, jinai ne tik raiteliui, net nebejoju, kad, sakysim, žirgai jie irgi perima, nes jinai ta pati žiūrovų masė nemažai yra, sakysim, jauno žirgo čempionatuose Prancūzijoje, tai ten daugelis raitelių sako, kad tie jauni žirgai, jie be tų žiūrovų irgi jiem būtų, nes tas šiek tiek užveda patį žirgą, žodžiu. Taip, kai jaunas žirgas, tai dar ir kitokia publikos poveikis yra. Jo, jis gali būti ir... Tai pasibaido, čia jau žirgai suvažiuoja, kaip sakant, jiems paslapčių nebedaug yra tam sporte. Tas tiesa. Kuriuose. Aš atsimenu, tu turbūt irgi pameni, mes vienais metais labai senai suorganizavom Lietuvos čempionatą Anykščiuose. Jo. Ir tu buvai pirmas į laukų bandymus išjot. Ja. Pataikiau į duobę ir nugriuvau. Ne, bet aš ne tą norėjau omeny. Aš turėjau omeny, tu turbūt net nežinai to fakto, gal ir girdėjai. Tu vis tiek sportininkas buvai, aš daugiau prie organizatorių. Ir mes buvo iš karto po nepriklausomybės ir žemių gražinimas tenais. Ir dedukas išeina su strėlba, supranti, ir sako, ką jūs čia darysit? Sako, praėjos čia 20 arklių, sakom. Atjoja, šaudu. Per mano žemę nezuodos niekas. Ar tu negirdėjai? Ir tu buvai pirmą kartą girdžiu. Mes iki pat kelių, iki pat starto nebuvom pilnai susitarę. Tai aš apie tai, kad o badmintonas jau tada buvo ir buvo pilnai, jau garsus buvo badmintonas. Badmintono istorija aplamai tokia šiek tiek unikali, kai aš irgi ganėtinai šviežiai sužinojau, kad 49 metais Britai po, dabar neatsimenu, ar Stokholmo olimpiados, po jų didelės nesėkmės, jie sprendė, ką daryti ir kaip pasiruošti geriau tom didelėm, žodžiu, olimpiadom, čempionatams. Ir badmintono, žodžiu, vietos tie savininkai, tie grafai, tuo metu dar šitų seneliai, jie pasisiūlė surengti savo, žodžiu, teritorijoje, savo žemėse, savo parke išskirtinės varžybas pavasarį kartu su Anglijos federacija jojimo, kad Britų raiteliai turėtų, žodžiu, tokį iššūkį, sunkias varžybas pasiruošti sezono čempionatams, olimpiadams, Europos pasaulio čempionatams. Tai badmintonas yra viena iš tokių unikalių varžybų, kurios teoriškai nuo pirmos organizacijos, nuo pirmų metų, jie iš karto buvo dideli, jie neaugo. Ten buvo mesta viskas iš federacijos ir iš pačių savininkų ir organizatorių, kad badmintonas iš karto tapo elitiniam varžybom, jas iš karto tapo gražios, didžiulės, įspūdingos. Tai dėl to jo, sakysim, ganėtinai greitai gavo ir tą savo didelį statusą, savo tą mistiką, nes jom nereikėjo augti. Jo ten buvo padaryta viskas, kad tai būtų pačios geriausios Britanijos varžybos. Čia, matyt, šnekant apie tai, manau, sutiksi, kad dabar viena iš priežasčių, kodėl šitą mūsų sportą mylimą populiarinti yra ganėtinai sudėtinga, tai būtent vietos klausimas. Taip. Nėra vietų daug, kur tu gali kokybiškai pasidaryti viską. O badmintonas iš tų tradicinių vietų, kur jau šimtmečiais vyksta, tai
Nu jo, šitą sporto specifika yra tokia, kad reikia... Aš tai prasme vedu, kodėl pas mus pasėdo šitas sportas, neliko valdiškų žemių, susiskirstė viskas į privačias zonas ir man atrodo dar ir todėl. Nu, kalbos nėra ir todėl, ir galbūt kažkiek nugeso tas organizatorių, galų gale, kas anksčiau organizavo, jų nebeliko, kaip tu sakai, organizavo valdiškose žemėse. Šiandien teoriškai reiktų pradėti nuo nulio. Reiktų pradėti nuo nulio, o tai vis tiek reikalauja nemažą įdirbio, nes reikia teritorijos, reikia kitų lėšų tam pačiam krosui. Padaryti bet ką galima, padaryti gražiai, iš karto atsiremi į iššūkius, į techniškumus, į finansus ir galų gale iš naujo reiktų ir prisivilioti raitelių grupę kažkokią, kas. Ir toks uždaras ratas, nėra renginio, nėra raitelio. Mesgi ir su tavim dažnai pasišnekam, populiarumo atžvilgiu tikrai reikia pripažinti, konkūrai nušovė į priekį nuo trikovės populiarumo. Bet tai yra praktiniai dalykai. Kiek kartų tu, pavyzdžiui, su komanderiu startuoji per metus? Nu dabar jisai, kai tokiam lygiai, tai aišku, varžybų sumažėjo, nes kadangi jisai... Ok, vidurkis tarp maksimalaus skaičiaus varžybų ir minimalaus. 12, 14 ir 8, 7. Nu va. Jam. Nu va. Tai čia palygink su, jeigu tu turi konkūrinį žirgą, kiek tu startų turi per... Nu taip. Tai irgi atsakymas, kodėl sunku išpopuliarinti. Tai yra laiko sąnaudos begalinės, išeiga, ta prasme atidavimas startų atžvilgių nedidelis, aš manau, ir todėl daug žmonių, mūsų rato žmonių renkasi kitą karjerą, o ne trikovininko. Nes darbo sąnaudom, tai aš manau, tu sutiksi, čia yra gerokai daugiau, indėlis didesnis, galų gale ekonominė pusė yra, kaip bebūtų, vis dar skurdesnė, sakysim, tas pats žirgų pirkimas, pardavimas, jis yra ramesnis, lėtesnis negu konkūruose, kas įtakoja nemažai irgi kainos. Kainos lygių įdomu. Kainos lygių, žinok, pastaruoju metu, sakysim, labai sparčiai vejasi tas dalykas. Bet esmė ta, kad paruošimo terminai, kaip vat ir šnekam, indėlio darbo, investicijų, kelionių masteliai yra didesni, kad tą grąžą gauti yra rizikingesnė, sudėtingesnė, tų žirgų kiekis yra mažesnis po raitelių ir gaunasi, vat, sakysim, ta pati finansinė pusė, jinai yra tokia šiek tiek patrauklesnė yra konkūruose, kas nemažai įtakoja ir tą galimybę tuos konkūrus. Ne, mes su tavim šnekėjom ir prieš 10 metų šnekėjom, kad priziniai pinigai pradėjo po truputėlį intereso pusėn kilt, trikoviai, bet aišku dar toli ir prie tų didžiųjų pinigų. Vėlgi sugrįžtam, patekti į badmintoną, kaip nebeatsimenu tiksliai, kelinti tai metai buvo, kai aš gavau skambutį Norvegijai dirbdamas iš tavęs. Atsimeni, kad kaip galima būtų patekti į Skandinaviją, biškai pasikelt savo lygis, kai aš tau atsakiau, kad Aisti iš tavęs jie turėtų dar mokytis daugelio dalykų, bet... Dabar atsimenu. Dabar atsimenu. Nes, ten Skandinavijoje populiarumo atžvilgiu, tai mes lietuviai iš viso kažkur tai Arktyje. Ten pats žinai, kas darosi, trikoviai, pulkais. Bet iki badmintono tada klausimas, grįžtam į badmintoną ir kas jau ten labai iš Skandinavų patenka? Nepatenka. Keletas yra bandę dalyvauti, bet nelabai. Tai va, kaip tau pavyko vis dėlto, neturint nei pavyzdžių, nei ko šitą kelią visą praeit. Sakykim taip, pirmiausia, kaip pasiryžta į šitą kelią. Nu, išvykau pirmoji eilė iš Lietuvos dėl trikovės, čia visą laiką sakiau ir sakysiu, nes tai iš tikrųjų buvo, kaip sakyti, aišku, tada daug kas važiavo senai padirbėti tas arklės viską, aš važiavau tik todėl, ir ta prasme buvo vienintelis noras, kad aš galėčiau toliau joti, o joti tada, kaip ir buvau, tai buvo pradėjęs, kad man ta trikovė, žodžiu. Ten šalis net nebuvo labai svarbi, patekau į Daniją.
Tai turbūt tą didžiausią pradžią arba, kaip sakyti, postūmį davė mano ten įsigytas pirmas žirgas, tada buvo tokia kumelė Kendis, su kuria tada, sakysim, šiek tiek laukiniais principais buvo idėja lipti, žodžiu, lygių laiptais, tom žvaigždutėmis. Ten tas rezultatas jis buvo toks plius minus aukštyn žemyn, pasisekdavo, nepasisekdavo, bet pavadinkim, mane pradėjo pastebėti ir įpūtė man tos savidrasos, būtent va tas toks, kaip sakyt, aklas rizikavimas ir kad aš noriu vis dar sekančiai, pabandyti sekantį. Tai vat mes su ta Kendi mes buvom užlipę iki tuo metinių 3 žvaigždučių, šiandien yra kvalifikacija pasikeitus atsiradus 5, tai dabar šio metinių 4 žvaigždučių, dalyvavom pasaulio taurės etapuose, buvom net patekę į finalą pasaulio taurės to kumele, tai vat buvo toks, kaip sakyt, lūžis, kad savi pasitikėjimo, kad galiu. Ir tada antras žirgas, kuris buvo pas mane patekęs ir mano buvo, tai buvo Galoperis. Tai vat Galoperis buvo tas žirgas, kuris jau, sakysim, sudėliojo tos taškus, ko aš noriu ir ką aš galiu, nes jis irgi buvo toks labai, sakysim, savotiškas, tuo metu iš tokių nurašytų žirgų jaunas pas mane atsiradęs, su labai specifiniu charakteriu. Išėdinėjimu ten buvo. Taip, jis buvo labai nervuotas ir jam išėdinėjime būdavo visą laiką, žodžiu, labai sudėtinga atlikti tą iškentėtą programą, bet jis buvo tas, kuris, sakysim, jis nebuvo labai geras šokikas, bet jis tuose krosuose jis buvo iš tikrųjų geležinis žirgas. Tai va, sakysim, su to žirgo aš pirmą kartą esu pradėjęs bandytas 5 žvaigždės ir kaip bebūtų, sakysim, su juo esam nubėgę 8 kartus 5, ne visas baigė, bet dalyvavę 8 kartus 5 žvaigždėse, Lemühlene, Pau, Prancūzijoje, 2 kart bandėm Burghley, Anglijoje, abu 2 kartus nepavyko, pirmą kartą praktiškai visiškai gale kroso ten grinai nesėkmė, turėjom ten tikrai baigti. Tai vat po tada, kai vat po Galoperio karjeros, kuri baigėsi 2014, va tada jau ta mintis buvo tokia, kad, sakysim, reikia žirgo, su kuriuo galėčiau būtent tam lygiai, atsirado tas interesas, kad jau žemiau nenoriu, reikia, žodžiu, vis bandyti ruošti žirgus iki to lygio. Ir vat užėmė tikrai daug laiko, kol atsirado komanderis, nes žirgų buvo daug, gerų žirgų buvo daug, bet... Nu, prieinam dabar prie to. Renkiesi tu žirgą va tokiai karjerai. Kokie kriterijai pagrindiniai? Ar atsitiktinai tu dirbdamas su mase žirgų surandi, kad šitas turėtų eiti tokiam lygiui trikoviai? Ne. Dabar pradedu taip daryti aišku, daug įtakoja pokalbiai su kitais gerais raiteliais, su, žodžiu, diskusijos apie žirgus ir ta galų galia patirtis. Tai dabar jau keli kriterijai, kurie man yra svarbiausi ir sakysim, kaip sakiau, su patirtim kitų raitelių ir pagalba. Tai ką pirmą žiūriu, pirmoji eilėj, tai Britai turi gerą terminą natural ability for gallop. Žodžiu, žirgo zovada. Tu turi turėti tą jausmą pojūtį, kad vat, pradėjau zovaduoti šitam kaime, kitam kaime baigsim ir grįšim atgal. Žodžiu, jam tai turi būti natūralus tas bėgimas, nes daug žirgų gali būti greiti, daug žirgų gali, žodžiu, zovaduoti, bet neilgai. Jo, jie vargsta tą darydami. Yra žirgų tas zovados kokybė, kuris jis tiesiog gali toj zovadai būti ilgą laiką. Tai vat, o tas matosi, su patirtimis pradeda matyti. Va čia yra toks kaip ir pirmas. Antras, aišku, šiokios tokios charakterio savybės, kaip visi mes žinom, kad dideliam sporte, renkantis jauną žirgą dideliam sportui, jie yra truputį su charakteriu. Ta prasme, minkštas kačiukas, kaip taisyklė, jisai vargiai tolyn, žodžiu. Jo. O toliau, tai kuo toliau joju, tai tuo labiau iš patirties matau, kad trikove, kuo yra irgi specifika didelė, kad gali pasirinkti žirgą jauną, kuris turi, atrodo, visas savybės. Zovada, šuolį, išvaizdą išėdinėjimui, judesi pakankamą, charakterio savybės, bet einant karjeros laiptais, tik tai gerų 4-3 sezonų bandymo metu tu gali matyti, kaip sakyti, ar pas jį bus tos savybės tam maksimaliam, ar nebus, nes to nenumatysi. Čia galų galia yra ir genealogija, galų galia ir fiziologija. Vienas žirgas, kovotojas bus, pavadinkim, nuovargyje, pas jį
užsikursos adrenalinas, o kitas tam dideliam nuovargiai, jos smegenys jam sakys, kad aš nebegaliu, mes pasiduodam. Ir tu jo neužkursi, tu jo nepriversi. Tai yra būdo bruožai, kaip ir pa žmogų, žodžiu, kokį nors ten maratonininką, taip yra pas žirgą. Tai, o kas blogiausia, kad jauno žirgo, sunkiausia tiksliau, jo jauno negali patikrinti, jo negali išstatyti ekstremalias sąlygas, lėkti, kol sakyt, kaip jis jausis. Ir tu vat gaunasi, darai tas varžybas, lyg tai turi žirgą ir pas mane yra tai buvę, aš turėjęs, sakysim, ne vieną, pas mane ir buvo toks 666 ir kafelatė ir bukretija, kurie, žodžiu, iš tikrųjų žirgai buvo pasiekę tas 4 žvaigždės, tikrai aukštą lygį, bet nei vienas iš jų neturėjo to 5 žvaigždučių drivo. Ir dabar grįžtam prie šio metinio badmintono ir mačiau aš tavo įrašą ir man atrodo, kad aš mačiau vat, būtent tai, apie ką tu šnekėjai, kad tavo žirgo naturalizovada yra tiesiog pavydėtina. Bet nuo vidurio distancijos jau matėsi ir jam, kad tai yra sunku. Tavo jokių papildomų veiksmų aš neižvelgiau, kad tenais tu jau pradėtum perimti rolę, ar ką jis iki galo kentėjo, tu su pilnu pasitikėjimu leidai jam šitą daryti. Matėsi vizualiai, kad jau jis ne taip lengvai viską atlieka, žinai, bet viską padarė iki galo kruopščiai. Šių metų badmintonas turėjo kuo ypatingą specifiką, negana to, kad aišku tai yra badmintonas, bet jie turėjo 2 savaitės liūčių iki varžybų. Man pasisekė išjodinėjimo, mano diena buvo prošvaistės, tada aš bėgau 1 dieną penktadienį, 2 dieną išjodinėjimo vėl pylė lietus. Ir šeštadienio vakare, kadangi krosas vyko sekmadienį dėl karūnacijos karaliaus Čarlzo Anglijai, tai šeštadienio vakarą išlindo labai šiltas vėjas ir šiltas oras. Ir visą naktį pūtė iki sekmadienio 11 valandos kroso. Ir kroso dieną lygiai tas pats buvo geras oras, saulė ir šilta. Ir kas įvyko, kad tas gruntas, kuris yra, žodžiu, natūrali tų parkų žolė, jis buvo kiauras kelias savaitės permerktas iki visiško dumblo. Ir per tą naktį jo paviršius apie kelis centimetrus su ta žolės velėnos paviršium, jisai pradžiuvo. Ir gavosi ta tokia plutelė, kurią liktai kanopą pramuša, tu patenki į tą minkštą sluoksnį po apačią ir traukiant kojas, žirgam tas papildomas, žodžiu, prisirbimas. Tai kaip daugelis raitelių kalbėjom kartu po kroso, kad netgi turbūt būtų buvę geriau, jeigu būtų toliau lyja ir bėgti per tą minkštą pliurę, nes tai būtų lengvesnis gruntas, negu jis buvo. Tai daugelis žirgų ten turėjo didelių raiteliai problemų dėl nuovargio, būtent dėl to specifinio grunto. Jo visai nesimato įrašuose, nes atrodo saulė šviečia, ta žolė graži, bet jo buvo išskirtinai sunku ir komandiriui. Aš jau jį buvau su juo bėgęs 4 kartus 5 žvaigždės, 2 kart Prancūzijoje, 2 kart Vokietijoje, tai žirgas, šiemet esam subėgę Olandijoje 4 ilgas žvaigždės, tai žirgas, kuris yra kroso mašina, tai yra iš tikrųjų ne 5, bet 6 žvaigždučių žirgas krose, ir jis pirmą kartą, kiek mes su juo bėgam, jis buvo tokiam fiziniam stovi, kad jis tiek išseko 8,5 minutės badmintone, kad jam jau tapo sunku ir buvo didžiausias iššūkis, kadangi, aš prisipažįsiu ir kitiems sakiau, kad man buvo iššūkis, nes aš nežinojau, kaip elgtis, nežinojau, kaip reaguoti ir aš nežinojau, kaip jis reaguos. Ar jam padėti, ar jam netrukdyti. Tai buvo toks žaibiškas sprendimas, kad kol jisai fokusuojasi, kol jisai, žodžiu, daro užduotį, jam kuo trukdyti, kuo mažiau. Ir tai pasiteisino ir man tik tai įrodė, kad vis tik jis yra tas 6 žvaigždučių žirgas, nes jo tos savybės būtent ir išryškėjo tom ekstremaliom sąlygom, kada jis įrodė, kad jis yra, žodžiu. Bet šnekant apie šitą, grįžtam vėl prie specifikos šito sporto, tai yra jojimo trikovė. Jis reiškia, krosui jis turi maksimalias savybės, tas, kurių tu reikalautum iš žirgo, o kaip apie dailų jojimą ir konkūrą? Konkrečiai apie badmintono varžybas, dailus įėjimas mums buvo šiek toks iššūkis dėl jo charakterio šiek tiek savybių, jis nėra stresuotas jokių būdų, jis labai gerai priema, žodžiu, publiką, aplinką, jisai tai nereaguoja, bet jam ilgą laiką buvo
tokie dalykai, kad jeigu, sakysim, jam nepasisekė, jis padarė klaidą, ganėtinai intelektualus žirgas yra, jisai pajusdavo ir žinodavo, kad jis padarė klaidą ir jisai, kaip aš sakau, jisai supykdavo ant savo paties klaidos. Ir va to pykčio metu ištaisyti, nuraminti jį būdavo labai sunku. Pastarosius turbūt metus mes padarėm iš tikrųjų labai didelį progresą išjodinėjime, jisai šiaip yra ganėtinai įspūdingas išjodinėjime. Badmintone, pasakysiu, kad iki tos klaidos, kuri mums sugadino ten didžiąją dalį, mažąją dalį, tą trečdalį paskutinės programos, mes buvom 70% ribose, tai mes ėjom top 10 išjodinėjime. Tai irgi parodo, sakysim, kad jisai yra gali ir teisėjai mato, ką jis gali. Žodžiu, badmintono įman tai buvo grinai techninė klaida ir ta klaida tokia ganėtinai vaikiška, kadangi aš naujai pradėjau jot su laužtukiniais žaslais, jam tai yra geriau, bet prieš pat startą, kadangi apšilimas buvo irgi toks ant tokio minkšto grunto, žodžiu, lygiai tokios pačios žolės, man tai pasirodė, kad jis per jautriai reaguoja, jisai sunkiai klampoja tam apšilime ir šiek tiek per jautriai reaguoja į žaslą ir aš paprašiau pagalbos, man palaisvino grandinėlę laužtuku. Ir varžybose, programos metu, atbėgus tą dalį, jis padarė, žodžiu, tą keitimo klaidą, kur ten įvyko pirmoji klaida keitime. Ir jis susinervino, jis taip supurtė galvą ir ta per laisva grandinėlė jam pradėjo, žodžiu, erzinti pažiaunę, žandikaulį. Ir aš esu 100% įsitikinęs, kad tai buvo pati didžiausia mano klaida, nes jis supyko, kaip aš ir minėjau, jisai gali supykti ant klaidos, bet ta grandinėlė jį tiek suerzino palaida, jis pradėjo, žodžiu, tampytis, erzintis. Ir tokioje aplinkoje aš ten bandžiau, bet mums nebepavyko. Tai, kaip sakyt, padaryta klaida, iš kurios mokaisi, kvaila klaida, tokia vaikiška, nekeisk nieko, nedaryk nieko, ko nesibandęs, žodžiu, padarėm klaidą, gavosi taip, kaip gavosi, bet tikiuosi jau netgi sekančiose varžybose, kad mums pavyks geriau, nes duomenys jis turi iš tikrųjų labai labai gerus išjodinėjime. Konkūrui, aš manau, tas pats badmintonas, netgi ir su tom keliom klaidom konkūrė, kuris irgi vyko ant to pačio labai minkšto grunto, bet po kroso, kas buvo man didžiulis malonumas žinot, pajusti, kad mes jau vakare vaikščiodami pasivaikščioti su juo po kroso, jis jau buvo praktiškai rodantis visiškus atsistatymo požymius. Tai rodė, kad mes buvom pasiruošę gerai, kad tas gruntas išsiurbė tą, žodžiu, jėgą, bet jo kondicija buvo iš tikrųjų gerai, jis atsistatė labai gerai. Konkūrė šoko jis iš tikrųjų labai gerai, ten tos kelios klaidos, jos, sakysim, ten aplamai mažai buvo švariai šokančių, po tokio kroso normalu, bet jausmas buvo labai geras, šoktis gali. Tose pačiose 4 žvaigždėse pavasarį sušokom švariai konkūrą, pernai, žodžiu, keliose varžybose švariai. Jis yra geras šokikas. Aš mačiau, ten vanduo buvo linija, sistema su vandeniu, abu elementai ir toliau vėl vanduo, ne? Ne, ten ne vanduo, ten tas tokia viena, du metimai, du metimai, aš sakyčiau, ten ta vandens sistema, jinai gavosi tokia, ten metėm, galėjom nemest, metėm, ten metimas, bet po to sistemos buvo viena statmena, kuri šiek tiek gaila klaidos, nes ten stovėjo, žodžiu, ant žolės, žalia statmena su žaliom kartim ir į žalę foną, tribūnos barjero žalės reklaminis, žodžiu, skydas. Ir aš grinai atsispyrimo metu aš jaučiau, kad jis nematė ir nesuprato ir jis taip lik nuo 3 kojų, žodžiu, paskutinė akimirka lyg pamatė tą viršutinę kartį. Tai ten, žodžiu, ten buvo toks lyg nikstelėjimas spynėje. Taip. Ir ten buvo tas būtent, kad jis nematė, kad čia yra dar viena kartis aukščiau. Tai čia buvo toks, sakysim, tos kliūtės truputį gaila, nes ten, o toliau ten tie 2 metimai, aš skaitau, kad priimtina, normalu, nes jie tokie buvo, žodžiu, galėjo jų nebūt, galėjo būti, bet tam lygiai ten jau. Aš kodėl klausiau apie 3 rungtys, tai yra Trychovė, bet atsimenam mūsų jaunystę, tai tiesiog maksimumas buvo dedamas ant kroso ir tokia filosofija buvo kitų raitelių, kad jau tą gėdą atbūsiu ten tas 8 minutės, atsimeni tu tos laikus. Ir į konkūrą nepakankamai. Tai mums su tavim, aš skaitau, anoj visuomeniai Trychovės labai
pasisekė su treneriu, kadangi jis jau tikrai išvedinėjimą skiria daug dėmesio ir daug laiko tam, nes suprato, kad be išvedinėjimo trikovėj tu nieko nepasieksi. Jau vien rezultato atžvilgiu. Pats žinai, kaip būdavo su komanderiu. Įdomu, kad paminėjai, nes vat, kaip anksčiau šnekėjom, kaip aš pasakau apie tą savo galoperį ir Candy, pirmus žirgus, tai aš iš tikrųjų tiesiau išvykęs iš Lietuvos va, tą sporto ir jojimo savo filosofiją būtent tuo principu. Aš tiesiau lipt karjeros laiptais, pasiekti tą žvaigždės lygį, kaip čia pavadinti, ignoruojant rezultatą. Ta prasme, ne vietą varžybose, bet kad vis aukščiau. Ir tiem žirgam gerėjant jojimui, patirčiai šiek tiek atsirandant vis didesniai, kai atsirado tas poreikis rezultato, aš analizuodamas pajutau, kad mano paties psichologija ir visą laiką, ilgą laiką buvo būtent ta, kurią aš atsinešiau, kaip tu minėjai, iš kažkada, tai kad išvedinėjimas jis toks, žodžiu, krosas yra ta esmė ir konkūras, kaip jau bus. Ir kai atsirado poreikis to rezultato ir tie geresni žirgai, teko ganėtinai smarkiai psichologiškai padirbėti faktiškai, kad suprast, kad nebus, oi, netyčia. Išvedinėjimas jis yra, jeigu nori būti tam, žodžiu, prizuose aukštai, tai jis yra svarbiau negu krosas. Jis yra absoliučiai būtinas. Lygiai tą patį apie konkursus, manau, galim pasakyti. Atsimeni, šnekėjom prieš 14 metų, sakau, Aisti, reikia dėti ant konkūro, kadangi per skaudu. Atsimeni, Janas Starkas buvo, tam pačiam badmintone, man atrodo, pirmavo. Ir po konkūro droptelėjo tenais. Mano kas, jaučiu, sakysim, atrodo, jau daug metų joj, bet pajutau ir jaučiu labai, nes kokie 6-7 metai ganėtinai smarkiai įsivėliau į nuogą konkūrų rungtį, kadangi atsirado geri žirgai. Ir į aukščius. Ir, sakysim, kiekviena rungtis turi savo specifiką, konkūrai turi savo ir filosofiją, ir jojimą, ir kaip joti, ir ypatingai, kai aukščiai kyla. Tai aš, sakysim, dar pirmus porą metų nejaučiau iš tų, sakysim, 7 pastarųjų, bet dabar jau keli metai aš be galo ir dėkingas tai galimybei ir jaučiu tų konkūrų įtaką mano trikovėje. Taip, tau ir tas šuolis laukuose jau žymiai paprasčiau atrodo ta prasme, išmerų prasme. Ir kai jungi vieną rungtį su kita, sakysim, kai jungi vieną jojimą su kitu, tai tas filosofijas abiejų jojimų, sakysim, tai įtakos jau dabar jaučiu, ant kiek turiu daug progreso ir savyje. Ta prasme, gal net ne techniškai iš šono matant, bet psichologinio progreso, kaip prieiti prie to konkūro, kaip jį šokti, kaip jį sudėlioti ir tai, kaip sakyti, viskas dar žiūri į priekį, dar daug ką reikia nuveikti. Bet kai tokia pradžia jau yra dabar, tu sakei, jeigu čia jau labai gerai, tai laikas būtų baigti karjerą. Apie kokį čia baigimą galima šnekėti, kai dar pati jėga? Ne, baigti tikrai nesiruošiu, aišku, kol viskas gerai, kol sveikatos yra, žirgai yra, tai baigti tikrai nieko aš nesiruošiu pakol kas. Jaučiu ypatingai, turbūt didžiausias drivas yra progresas. Su tuo pačiu galoperiu buvo tokia akimirka, kada galvojau, jau dabar užlipau, ar galima kažką daugiau padaryti, galbūt jau čia aš nebegaliu pats, man neišeis ir, sakysim, atsiranda nauji žirgai, atsiranda naujos galimybės, atsiranda geresni rezultatai ir tu pradėjai jaust, kad tas kelias begalinis, jisai vis tiek tu gali tobulėti ir kol tu tobulėjai, kol tu neini žemyn, tol yra tas noras daryti. Ir tas galų galia komanderis, jisai, sakysim, santykinai yra labai jaunas žirgas, jam 12 metų šiemet tik tai čia jis tik ateina į savo karjeros piką, jis yra visiškai sveikas, iš tikrųjų įspūdingas žirgas, dabar jau nebe pats jį giriu, bet giria visi aplinkui, tai irgi duoda labai didelę motyvaciją ir kalbos nėra tie rezultatai, aišku, kai jie po truputį gerėja, ypatingai tam maksimaliam lygyje, tai
Ne, tai ir tas rezultatas gerėja, būtent aš skaitau dėl to balanso, kuris atsirado. Jis nėra geras vienoje rungtyje, jis yra geras visose rungtyse ir tada tik tai šiek tiek sėkmės, šiek tiek smulkmenų kažkokių ir tas rezultatas labai aukštas gali būti. Taip, įtakoja, aišku, visą laiką mažytės smulkmenos, jos irgi daug įtakoja tam lygyje, ten pasiseka labiausia tam, kuriam tų smulkmenų mažiausia prireikia įtakojančių, kai viskas pavyksta 100%, bet taip, pradėjus dalyvauti, tarp kitko, ir tose pačios išjudinėjimo varžybose šiek tiek didesniuose lygiuose, pakeičiau savo irgi žiemos treniruočių specifiką su tais pačiais savo trikoviniais, labai daug dalyvaujam išjudinėjimo varžybose, dalyvaujam ne dėl žirgų, o dėl manęs, vežuosi juos, kad jie tiesiog tie patys žirgai, bet dalyvauju tam, kad, kaip ir anksčiau minėjau, pakeista savo šiek tiek psichologinį mąstymą, kad tai yra svarbu, kad tai yra, žodžiu, aktualu, kad kiekviena mažiausia detalė yra svarbi ir iš tikrųjų jaučiau, ant kiek tai man reikalinga, netgi eilinėse varžybėlėse, vietinėse išjudinėjimo, ant kiek reikėjo save pakeisti, kad nusistatyti kitokį režimą jojimo. Ir nekalbant, kaip sakiau, tas konkuras, aišku, irgi pridėjo begalę pliusų jojime. Net neginčyti, nediskutuotina, garantuotai. Nu, žiūrėk, į badmintoną patekt, tie, kas domisi, tie žino, be galo sunku. Dabar einam badmintonas dan padarytas, kaip su olimpiada. Man, nežinau, sutiksi, nesutiksi, man atrodo, tik tai atrankos tą bepratiškumą reikia kažkaip taip sugebėti. Šiemet kaip? Nu, dabar tas klausimas pats savo jį keliu, labai daug kas jau man jį kėlė, kaip sakyti, visą laiką bandau atsakyti atsargiai, žodžiu, trumpiausias atsakymas bandysiu ir darysiu viską, kad patekti. Nu, kol kas, taigi, eliminuoti tos šalės, Rusija, Baltarusija, per kurias labai sunku buvo pralipti vien dėl to, kad jie darydavosi savo varžybas, savo šalyje, pas kurias negali patekti. Taip, tu negali patekti, o jie ten štampuoja ir jų raitelių, kaip dabar yra, aš ta prasme, kaip dabar atrankos atžvilgiu. Dabar kas yra? Didžiausias pliusas įvyko, nes kadangi mano turint tik vieną šiuo metu žirgą 4-5 žvaigždučių lygyje, aš turiu dar vieną pakeliui, kuri šiemet turbūt prisidės tą Kumelaitę Iron Maiden prie 4 žvaigždučių. Pabandysim ją irgi įtraukti antrojo sezono pusėje į tų taškų rinkimą. Jis yra jaunas, 8 metų žirgas, bet jinai iš tikrųjų labai gerus duomenis ir rezultatus rodo 3 žvaigždėse. Tai aš taip manau, kad nuo kokio rugpjūčio, dar kokias 5-6 varžybas, galbūt iki lapkričio pabaigos, jinai prisidės pabandyti prie tų taškų rinkimo. Tai grįžtant prie kvalifikacijų, su vienu žirgu aš neturiu galimybių surinkti taškų, kad būti mūsų zonoje pasaulinio reitingo viršuje. Su vienu žirgu tai yra tiesiog fiziškai neįmanoma. Tai yra vienintelė galimybė būti tarp tų 2 grupėje. Man labai daug įtakos turėjo prieš 2 savaitės vykusios varžybos komandinės kvalifikacijos varžybos zonos Lenkijoje, kad Lenkija išlošė. Tai vadinasi, jų visi individualūs raiteliai pasitraukė iš žodžiu kovos. Šiuo atveju, šiuo metu turiu tik tai čeką vieną, Miroslav Trunda, su kuris yra kaip ir toks konkurentas man su tais taškų rinkimais ir pakol kas jisai vienas, tai o 2 raiteliai patenka, tai man tų taškų dabar trūksta, šiek tiek gaila badmintono, kad mums nepavyko užsikabinti bent už paskutinės prizinės vietos, ten tų taškų duoda daug, žiūrėsim, kas vyks kitą savaitę Limilione, nuo jo labai aišku daug priklauso ir kitų varžybų planai, bet iš tikrųjų tai planuose yra dabar Limilionas 5 žvaigždės, galbūt turiu rinktis rugpjūčio mėnesį Europos čempionatą arba Björgli 5 žvaigždės Anglijoje. Ir tada spalio pabaigoje 5 žvaigždės Prancūzijoje Pau. Kodėl taip? Nes, kaip ir anksčiau išnekėjom, kadangi komanderis yra iš tikrųjų išskirtinis žirgas krose ir aš jaučiu vis tik
galimybė patekti į aukštą prizinę vietą yra vat, kuo sunkesnis krosas, kada jau netgi tiem geriausiam tampa rūkštų. Mes turim tos, žodžiu, savipasitikėjimo, kad mes galim, ta prasme, padaryti ir pagerinti savo, sakysim, netgi ten vidutinį išidinėjimo rezultatą. Tai pernai Limüline buvom labai arti prizinės, užpernai buvom prizinėse vietose 5 žvaigždėse, tai labai turiu viltį, kad galbūt pavyks. Ten vienos prizinės vietos užtektų užsigarantuoti vietą olimpiadoje. Jeigu ne, tai vat, žiūrėsim toliau. Dėl ko Europos čempionatas arba Börglis, nes jie per arti, abiejų negaliu daryti. Europos čempionatas yra 4 žvaigždės. Aš jau esu tose Europos čempionatuose 5 iki šiol dalyvavęs. Tai, o kadangi jis yra 4 žvaigždės, tai ten šiek tiek yra sunkiau man, nes ten tikrai bus daugiau su gerais labai išidinėjimais ir daugiau bus tą krosą įveikiančių. Man reikia labai sunkaus kroso su komanderiu. Tik vat, aš ten tada turiu, kaip sakyti, galimybę šiek tiek. Tai vat, tie olimpiniai taškai Europos čempionate irgi dalinami dosniai Europos čempionate, bet šiek tiek bijau, kad gali būti nors prieš 2 metus vykusiam Europos čempionate Šveicarijoje, su to pačiu komanderiu 2 metai mažiau praktikos, jeigu ne tas metimas konkūrė, būtume labai aukštai. Tai, sakysim, irgi duoda tokio konfidencialumo, savipasitikėjimo, kad galėjom tada, galbūt šiemet galima irgi geriau. Bet viskas priklauso nuo sekančių Limüleno, o šiaip planas toks tikrai yra, tos taškus rinksim iki pat sezono pabaigos, lapkričio 23 yra paskutinės varžybos Prancūzijoje. Tikrai tenai su vienu ar su kitu žirgu dalyvausim, kad išspausti viską, ką galima, nu, kaip gausiai žiūrėsim. Dėka, aš manau, kad čia tave trukdytų ir taip to darbo turi. Beveik ruoškis ir aš tai noriu taip palinkėti. Smagaus pasizovadavimo Versalyje. Ačiū. Nes ten bus krosas. Žinau. Ačiū.